Labą dieną. Šiandien mes parodysim, ką gali šitas aparatas. Mes turim čia tokių triušio plaukų, kuriuos mes įdėsim ir tada mes padarysim iš paprastų plaukų triušį. Ir matote, mes turim paprastą pliušinį triušį. Matot, jis visiškai medžiaginis, bet jis padės kompiuteriui suprasti, kaip triušis iš tikrųjų atrodo. Tada jį pavers tikrų triušiu. Va šis visas kopinis čia turi būti visai vietoj. Va, ir pažiūrėkime, elektra vietoj, baterijos vietoj, neišsikrovė, gerai, visi aparatai veikia, plaukai įdėti į X-ray. Gerai. Dabar pažiūrėkime, kokį triušį dabar, kokio senumo. Gal jau tokį kelių mėnesių. Bet nesvarbu, kiek mėnesių. Gerai, dabar pradėsim. Turim laikyti. Jungiam šitas, va štai čia, nes šito nereikia dabar papildomą. Dabar pradedam. Oi, gerai, pažiūrėkim, kas gavosi. 1, 2, 3. Ką jūs matot? Nu, matot? Pažiūrėkim, ar šitas triušis tikras. Nu, a tai krūtino nosytė. Ir žiūrėkit. Nu. Pažiūrėkime, ar jis vaikšto. Nu, triušis. Matot? Čia tikras triušis. A tik triušis? Įdomu, koks jo vardas gali būti. O gal gali būti Čipas? Labas, Čipai. Pasakyk labas. Na, iki. Susitiksime kitą kartą.